galima apibūdinti kolektyvą, kuris šiandien mūsų svečias. Vadovai turėjo labai gražią svajonę suburti žmonių būrį, kuris mylėtų kalbą, dainą, šokius, kuris tiesiog padėtų puoselėti savo krašto kultūrą. O sakoma, svajok atsargiai, nes svajonės pildosi. Šiandien pas mus ta svajonė išsipildžiusi. Tai Kybartų kultūros centro folkloro ansamblis Sparnyčaitė ir jų vadovė Irma Kalvaitytė Lišauskienė. Kviečiam juos! Mes dabar gavome, toksai, kaip ta svajonė atsirado. Kai sutinki tokius žmonės, kai Aldutė, tai svajonė ir atsiranda. Kai Aldutė tave pamoko lietuviškai uždainuoti tikrai suvalkietiškai, kai tau įtaiso pirmą tautinį tikrą kostiumą prieš daug, jau daug Aldutė metų, jau galvoju, gal 10 virš. Oi, daugiau. Tai žinokit, taip pat tos svajonės paskui gimsta. Ir aš vis galvoju, kad Kybartų krašte vis trūksta to tokio, kažko va tokio. Galvoju, pabandysiu, per galvą vis tiek niekas neduos. Žinokit, susirinkau nuostabų būrį nuostabių mergiščių ir vieną vaikiščią dabar 7 turim. Da viski trenčiaus, nepasiūmom, ale da žinot, da neužsidirbom, tai laukiam, kol pasiūs. Ir gausis čia, kas gausis. Tai taip gavosi dabar, kad Aldutė mūsų dainą vieną nunešė. Pati išmokino, pati ir nunešė dabar. Bet tai nieko, mes kitą kokią Tai padėsim dainuoti. Gerai, padėsim dainuoti. O žinokit, aš dar noriu labai pasigirti, kadangi čia buvo apie juostas kalba, tai aš noriu pasigirti, kad turiu savo močiutės mamos kraitinę juostą. Mano močiutė šiemet jau būtų 96, o ją savo kraičiai nusiaudė jos mama. Ir močiutė ją išsaugojo ir man padovanojo. Tai jeigu kas norėsit pačiupinėti daugiau kaip 100 metų ant mano juosmens, tai labai prašom, žinokit. Visada giriuosi šituo, visada giriuosi ir labai bijau, kad nesuplėšyčiau. Gerai, mažiau kalbų, daugiau darbų. Tykus vakars, bervėjo, lakštingėlė čiulbėjo, lakštingėlė čiulbėjo, o beržyną vaikščiojau, vyro žirgo ieškojau, vyro žirgo ieškojau, vyro žirgo neradau, tik mergelę sutikau, tik mergelę sutikau. Labas vakars, mergelė, ar nematai žirgelio, ar nematai žirgelio, mačiau žirgelį, savo tėvo dvarelį, savo tėvo dvarelį. Sakyk, mergelė, ką padarė žirgelis, ką padarė žirgelis. Uosio tvorą išlaužė, žalias rūtas išmynė, žalias rūtas
toksai senoviškas ratelis, taigi vienbalsis, labai paprastas, tai žinokit, galit bet kas ateit prisijungt, pas mus į ratelį, jei nori. O Aidrakų nemokėsit? Tikrai? Kadu buvo, kadu jo, geri metai, kadu jo, 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 augo bitės, kadu jo, kaip pelyčios, kadu jo, 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 o britinai, kadu jo, kaip vežinai, kadu jo, 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 nešė medų, kadu jo, daržinės, na kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo.